Mano toks yra gyvenimo suvokimas, kad iki gimimo mes buvome nebūtyje, po mirties mes vėl būsim nebūtyje. Ta nebūtis mus aplanko kiekvieną naktį. Kiekvieną naktį mes vėl patenkame į nebūtį, mūsų nėra. Nėra asmenybės. Tuo metu, kai tu nesapnuoji, kai tu miegi, toj gilioji miego fazėje, tu nesapnuoji, tavęs jokios asmenybės nėra. Tai yra juokingas žmogus patekęs, tiesiog netekęs sąmonės, jis netenka, viskas, jo nebėra. Mirštas smegenis, jo nebėra žmogus, nebėra. Mokslas sako, kad ne, mokslas sako, kad tu išnyksi iš karto, kai tik tai nustos funkcionuoti tavo smegenis. Tai yra tiesiog apgailėtinas melas. Kaip, tai yra paguoda, aš sutinku, tai yra paguoda. Žmogui, kuriam skauda žiauriai, jam tai yra paguoda. Ir pasakyti jam, kad nežinok, viskas, tas tavo artimas žmogus mirė ir viso gero, jo nebebus. Lygiai kaip ir tu mirsi ir nebebus. Tai yra žiauriai baisu ir sunku pasakyti. Sunku tai priimti, nes tai labai skauda. Ir žmonės ieško, jie nenori, kad skaudėtų, jie ieško bet ko, kas pameluotų. Pameluok man saldžiai ir aš tave gerbsiu, aš tau pinigus savo atiduosiu, tik man nenustok meluoti.